Tada NPD, neapmokestinamasis pajamų dydis, gali būti draugas, o kada gali pakišti koją. Žinoma, tada, kai yra gaunamas ne vien darbo užmokestis ir gaunamos dar kitokios pajamos. Ir aš kaip tik dabar ruošiu skaidres, kovo 26 dieną vesiu webinarą. Webinaras yra mokamas ir tikrai detaliai aiškinsiu, kuriuose vietose reikia savo susidėti geltonus šauktukus, kad suprastume, kad deklaruojant pajamas už praėjusius metus, kodėl kartais tenka primokėti papildomai. Ir tikrai šitų klausimų sulaukiu daug asmeninėmis žinutėmis ir tiek matau socialinėje erdvėje. Daug žmonės klausia, ką dabar daryti, nes, sakykime, paskutinis klausimas buvo: vyras dirbo ir užsienyje, ir Lietuvoje taikė NPD, o dabar deklaravo pajamas ir jam reikia susimokėti beveik 1000 eurų. Kur šuo pakastas? O kurgi tas šuo pakastas? Taigi neapmokestinami pajamų dydyje, bent jau šiuo atveju. Tai labai kviečiu į webinarą, ten tikrai išsiaiškinsim tiem, kam įdomu asmeninių finansų, toks finansinis raštingumas, tai tikrai aiškinsimės, užtruksime apie porą valandų, bet mano tikslas, kad jūs turėtumėte daugiau žinių, o kai žinai, lengva priimti sprendimus. Tai labai lauksiu webinare.